Prisikėlimas yra visos išorinės erdvės valdymas. 4 principo 1 dalis. Prikėlimo metu susidurime su įdomiu reiškiniu. Visa išorinė erdvė tarsi atlieka spaudimo vaidmenį. Šią situaciją galim palyginti su ta, kurioje kiekvienas iš mūsų nuolat yra žemės paviršiuje. Kalbama apie atmosferos slėgį. Oras yra gana reta terpė, jo tankis mažas palyginti su kitais kūnais. Tačiau atmosferos sluoksnis yra labai storas, todėl jis spaudžia kiekvieną kvadratinį centimetrą žemės paviršiaus maždaug 1 kilometro jėga. Taigi kiekvienas mūsų kūno kvadratinis centimetras patiria maždaug 1 kilogramo jėgos poveikį. Taigi, prikėlimo metu galima stebėti tokio fizinio ir kartu biologinio principo veikimą. Kiekvienam atkuriamam elementui atsiranda informacinių sistemų, biologinių sistemų ir fizinių sistemų spaudimas. Šis spaudimas atsiranda prisikėlimo metu, kai veikia kiekviena ląstelė, kiekviena molekulė, kiekviena atkuriama elementą. Čia reikia pažymėti, kad kai vyksta kokio nors elemento atkūrimas, jo materializacija iš esmės reikia praplėsti erdvę, taip pat ir laiką, tačiau daugiausia erdvę, būtent išorinė, nes prisikėlimas vyksta dėl impulso einančio iš vidaus. Taigi vidinis impulsas, sielos impulsas, iš čia seka tai, kad kiekvienas teisingas dvasinio impulso nukreipimas sukurtas, kaip sakoma, vidinėme lygmenyje. Tai yra sielos lygmenyje ir yra prisikėlimo mechanizmas. Taigi matome, kad esant teisingoms sielos pulsacijoms galima taip pat pasakyti, kad kūnas tampa amžinas. Kitaip tariant, kai visos išorinės erdvės valdymas yra teisingas, žmogus tampa nemirtingas. Jeigu nuosekliai nagrinėsime atkūrimo objektų elementų atstatymą, galima pastebėti štai ką. Pavyzdžiui, sąmonės impulsų dėka buvo atkurta viena ląstelė. Dabar jeigu valdyti visą išorinę erdvę taip, kad ši ląstelė išnyktų, kad ši ląstelė neišnyktų ir kad ji išliktų ir kad atsirastų dar viena ląstelė. Dabar jau turime 2 ląstelės ir išorinę erdvę. Tačiau toliau pridedami ląstelę, štai jau turime organą ir išorinę erdvę, vėliau kelis organus ir galiausiai visą žmogų ir visą išorinę erdvę. Prie to reikia pridėti ir kai kurias šio įvykio charakteristikas, pavyzdžiui, konkrečią vietą, kurioje turi įvykti prisikėlimas. Nuoseklus prikėlimo procesas nagrinėjimas pagal elementus užėmė šiek tiek laiko, tačiau iš tikrųjų šis procesas gali vykti labai greitai, net praktiškai akimirksniu. Nagrinėjimo principą esmę galima suformuoti ir taip. Išorinę erdvę galime suvokti kaip tikslę sistemą, tuomet esant tam tikrai reakcijai į šią sistemą prisikėlimo procesas ir atsiranda prikeltasis arba atkurtas objektas. Beje, tai yra viena iš prisikėlimo technologijų, kai erdvė naudojama objekto atkūrimui. Taip pat verta pažymėti, kad prikėlimo metu galima naudoti 2 požiūrius – iš vidaus ir iš išorės. Pirmuoju atveju tas, kuris prikelia, žiūri į išorinę erdvę per prikeliamąjį ir tarsi paspaudžia reikiamą erdvės tašką. Antruoju atveju prikeliantis priešingai žiūri iš išorinės erdvės pusės, galutinis rezultatas, žinoma, yra tas pats. Taigi, kai vyksta prikėlimo procesas, įsitraukia visi pasaulio ryšiai. Jie visada pradeda keistis ir atitinkamai reikia taip pat valdyti visą išorinę erdvę, kad įvyktų prisikėlimo procesas. Žmogus tai visas išorinis ir vidinis pasaulis vienu metu. 4 principo 2 dalis.
Žmogus pasaulyje užima visiškai ypatingą vietą, apie tai jau kalbėjau. Tai susijęs su tuo, kad žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Anksčiau pasakojau apie erelį, apie jo nuostabius gebėjimus, apie jo gebėjimą teleportuotis, kurti antigravitaciją ir daug kitų dalykų. Taigi, jei nagrinėsime erelio vidinį ir išorinius pasaulius, paaiškėja, kad jo vidinis pasaulis yra išvystytas mažiau nei išorinis. Kitaip tariant, erelio vidinio ir išorinio pasaulio informacija skiriasi, o žmogaus atveju ji yra ta pati. Galima net pasakyti, kad jei kokio nors objekto vidinio ir išorinio pasaulio informacija yra ta pati, tuo pačiu metu tai objektas jau yra žmogus. Taip pat galima pridurti, kaip rodo pasaulio raidos analizė, kad visi informaciniai objektai vystosi žmogaus link. Visa visata apskritai kalbama siekia žmogaus ir jo formos, jo reagavimo ir vystymosi principų. Šio reiškinio apraiškas galima matyti visur. Pavyzdžiui, pažvelkime į astronomų darbą. Mokslininkai naudojasi teleskopais, tyrinėja žvaigždes, žvaigždynus, rutulinius spiečius, galaktikas, trumpai tariant viską, kas atsiveria jų žvilgsniui. Pažvelkime į jų veiklą iš šalies, tuomet gali pateikti tokį palyginimą. Įsivaizduokite, kad jūs staiga atsidūrite žmogaus organizmo viduje, tarkim plaučiuose, ir apsidairę aplink pradėtumėte fiksuoti stebėjimo žurnale, ką matote iš savo pozicijos. Jūs taip pat galite fiksuoti įvairius objektus ir jų sankaupas, pavyzdžiui, tas pačias ląsteles. Tokį kokį vaizdą matytumėte iš vidaus. Taigi, mokslininkai nesuvokė, kad per optinius teleskopus jie stebi didelį organizmą iš vidaus. Jeigu jie galėtų pastebėti šį organizmą iš išorės, jie pamatytų žmogaus informacinį atvaizdą. Tuomet, kaip atskleidimas, ateina ir naujas supratimas apie jau minėtą posakį. Žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Šis posakis, kaip ir bet kuri didžioji tiesa, turi daug aspektų, daug pusių. Jeigu prie visatos objektų, kuriuos jie stebi, pereiti iš ką tik pateiktos perspektyvos, galima net prognozuoti, kaip šie objektai ir pati visata vystysis toliau. Tam tai reikia žinoti, kad vystosi žmogus čia. Žinodami žmogaus vystymasi čia, galime kalbėti ir apie tolesnį visatos vystymasi. Galima, pavyzdžiui, pasakyti ir apie tokią amžinybės dinamiką. Galiu pasakyti, kad statiniai atvaizdai pereis į dinaminius. Ten jau nebebus erdvės savokos. Erdvė ten bus įtraukta į sielos struktūrą ir dvasinio impulso struktūras. Gaunasi taip, kad ten tiesioginės prasmės pagrindas yra siela, dvasia. Būtent todėl dvasia formuoja viską. Pagal analogiją su žmogumi naudotis panašumo principu galima pasakyti, kad tarpusavio suvokimas ir pasaulio formavimas dabar vyksta atomų, molekulių, ląstelių lygmenyje. Toliau audinių koncentracija didės, atsiras organai, nors jų formavimas vyksta jau dabar. Atsiras smegenys, suformuos sąveiką tarp atskirų šio milžiniško organizmo detalių. Tekstas paimtas iš knygos Žmonių prisikėlimas ir amžinas gyvenimas nuo šiol taps realybė. Autorius Grigorijus Krepavojus. Tekstą perskaitė Sigutė.